Sveiki žiūrovai, susirinkom į trečią cross country etapą Nemuno žiedas. Laukia didelis startis masyvus, 60 mocų su viršum, daugiau gal nežinau. Trasa šiaip įdomi, smagi, greita, daug posakių. Vienas kalnas bus geras, jeigu startas nepaeina, tada teks žiūrėti kaip kiti valiojas ir laukti savo eilės, kol užvažiuosi. Tai tikiuosi startas paeis ir bus gerai. Oras geras, žiauriai. Tiesiog nusimato gera diena, pažiūrėsim kaip seksis. Nusiteikimas irgi geras, jokių lūkesčių neturiu. Tai tikėkimės taip ir bus, su daina važiuosim. Martynai, kaip prieš varžybas? Jaudulys yra kaip visą laiką, bet gerai. Susitvarkysim, važiuosim, smagus, oras geras, nuotaika gera, judėsim į priekį. Aivarai, kaip tau? Gerai, bus smagu, kalnas geras, nusimato. O ką dar pasakyti, nežinau. Matysim. Eigoj. Jo, nekalbu, susikaupę. Trasą. Na, kaip Pauliui? Patiko trasa, įdomu, kad į kitą pusę važiuoti iš tikrųjų, smagus posūkiai, yra vietų, kur paspaust. Šlaitas visus nustebino, aišku, ne naujiena. Aš šiaip nieko, tikėkime, spausim, nekrisim, negriusim, nepavargsim ir gerą laiką praleisim. Labadiena, Deivė, kaip? Labadiena. Gerai sekasi, esame Kaune, oras tiesiog nuostabus. Turim labai gražią dieną varžybom. Na kągi, ir turim labai tokį dalyką, kalną Klastūną. Kur visi žmonės sako, aš nenoriu tą kalną važiuoti, mes čia cross country važiuoti susirinkom, aš į tą kalną nevažiuosiu, man baisu. Reikia tiesiog va tai va, duot gazo ir į tą kalną bam ir nueini. Tai va toks mano interviu būtų. Karolis, pirmą kartą važiuosi šiais metais. Po ilgos pertraukos, kas čia? Jo, grįžimas bus padarytas. Oras super, trasa įdomi. Pasilinksminsim. Kaip tau kalnas? Nieko ten baisaus. Baisiausia, kad prisirinks kitų mocų, bus kamščiai ir reiks grūstis ten kažkaip. Bet šiaip tai ten atrodo tik baisiai, bet šiaip jis trumpas. Dedi gazą ir užvažiuoji. Nu. Paprastai. Kaip pasirašymas, Karlas? Pasirašymas, tai čia dabar palauk. 3 treniruotės buvo. Pusę metų nesimatėm. Jo, ketvirtas išvažiavimas šiais metais. Varžybėlės. Nieko, ką. Kokie lūkesčiai? Savo malonumui važiuosim, savo tempo, reikia protingai viską daryti. Nepasiduoti emocijam. Kažkas bando užsivesti prieš važiuojant, pasišildyti, nežinau, negalima taip daryti. Šiaip turėtų būti diskvalifikacija. Startuoja dabar mėgėjų klasė. Bet girdis vis tiek visi taip biškį pamyga mygtuką, sužadina siurblį. Ir iškelia 15 sekundžių ir bet kuriuo metu supučia. Ir dulkių debesys nurūksta. O dabar mes C-šnikai. Pas mus startuoja 77 motociklai, 34 pradedantieji ir 43 C pažengusieji. Klasiškai Dinda priekį. Ir čia pirman geras startas. Šone Aivaras, mano komandai. Šone dar Karolis važiuoja, visiems mums pasisekė startas. Gerai išvažiavam. Ir galvoju, gerai, čia tas kalniukas. Pats tas atvažiuosiu, aš ten nieko nebus. Nebus grūsties. Nes čia iš tikrųjų kritinė vieta. Trasoje treniruočių nebuvo, niekas nesitreniravo, tai kaip atvažiavom tą dieną, pravažiavom žalginį ir viskas.
tiek ir susipažinimas su tose. O nuo praeitų metų mus skiriasi to, kad tai apsuko. Ir štai čia ant žemės matot Raimondo Dindą sėdynę. Tai pirmam rate pametė sėdynę ir visas varžybas važiavo be sėdynės. Tai sėdėsi ant akumuliatorius, kartais sutrumpindavo jaučiu. Bet vis tiek, įsivaizduokit, pirmam rate nukrenta sėdynė. Tu nebestosi jos užsidėti. Ir žinai, kad visas varžybas bus be sėdynės. Na, bet Raimondui nerūpitas. Tai jisai šiandien pirmas. Ką galiu pasakyti, tikriausiai, kai gerai važiuoji, nereikia ir sėdynės. Ir kai daugiau ratų pravažiuosim, matysim tą sėdynę, kad vis mėtasi. Pradžiai sekasi gerai važiuoti. Veržiuosi į priekį, stengiasi susirinkti priešininkus. Kai kur per greitai važiuoji. Čia irgi taip siaurokai, bet tuo metu taip važiuojasi. Šiaip čia viskas yra gerai labai, gerai jaučiuosi, niekur nestresuoju. Paspaudžiu biškį. Visai net negalvoju apie tą kalną, kaip bus. Galvoju, kaip greičiau čia pavažiuoti. Mindaugas Sakalauskas įstojęs, tai mačiau, kad čia ir buvo porą ratų, po to baigė varžybas. Nežinau, kas man atsitiko. Na, bet trasa tokia gan lengva, daug posakių ir akmenų. Bet yra ir vietų, kur eina atsukti. O kai buvo apžvalginis ratas, privažiavau aš tą kalną ir tiesiog nieko nedvėjodamas užvažiavau. Bet po to supratau, gal reikės sustoti, apsižiūrėti, nes buvo daugiau žmonių sustojusiai, žiūrėjo į tą kalną. Aš net nesusimasčiau, kad čia kažkas negerai su to kalnu. Ir važiavau. Na, bet visi jau artėja. Tas didysis kalnas, apie kurį visi šnekėjo. Ir matau, kad visi stovi. Reikia Dindą. Matau, kad kažkur branda brautis. Aš galvoju, jeigu aš nesibrausiu, tai tiesiog liksiu gale. Belė kokią trajektoriją bandau ir nepavyksta. Bandau dar kaip Rumunijai sėdėti ant galo ir važiuoti, bet jau matau, kad neužteks tai greičiai. Prasisuksiu ant tokio grunto, sukibimo nėra. Greitai sukuosi atgal. Iš čia bandysiu ir jau matėt, ten kažkas nuvažiavo ten į šoną. Jau kažkas pradeda kirsti, bet dar kol kas šoną neatidaro. Bandau dar kartą užvažiuoti. Matau, kad nesąmoningai žmonės trukdo. Ne, nieko nebus, reikia suktis atgal. Įsibėgėti normaliai. Išlaukti ir matau, kad atidarė šoninį pravažiavimą. Viskas greit šaunu, buvau laiku ir vietoje. Aišku, užgesau. Bet viskas gerai. Kažkiek įsiveržė į priekį, bet šitas pats susimaišė. Nežinau, kaip kas kur yra. Dovydas Krockas iš mano SMR komandos važiuoja. Šiaip jis gerai lekia. Tai mes kartu susirinkinėsim priešininkus. Jo greičiai nėra čia visi, bet nėra vietų, kur aplenkt. Tai posūkis nemoka įeiti. Šiandien buvo tas diena, kai esu įsirakinęs į posūkius. Kažkaip neina atsipalaiduoti, nelaiku daugiau gazo, įsitempęs labai važiuoju. Va, po to kalno, manau, įsitempiau, išmušė iš ritmo. Ir dabar sunku suprast, kur kas kaip kelintas važiuoja, nieko neįsivaizduoju. Matau priekį priešininkus ir žinau, kad juos reikia apsilenkti. Jo, va, čia nesąmoningai per daug įsitempęs kažkaip
bėgių nepataikau. Įvažiuoju per aukštą bėgių dažnai į posūkį ir neišsuku. Po to tik pradėjau galvoti, jung galvą, kad junginėk bėgius. Prieš posūkį reikia jungti, ne posūkį, yra už posūkį. Šiaip ant to, kad gruntą šiais metais antrą kartą važiuoju. Vieną treniruotę turėjau, ant kietesnio vis laik prieš tai treniravausi smėlį. Tai kai žiūrėjau kaip sandboxą važiuoju, tai jautėsi, kad turėjau treniruočių, gerai jaučiausi ten. Ir čia bandau kažkaip siauriau imti, gal kažkokią pranašumą gausiu. Čia asfaltas, trasa asfaltas. Čia bandau siauriau kažkokią tai trajektoriją, bet prisivyju ir matau, kad reikia stabdyti, aišku. Matau, kad čia jaunuolis važiuoja, jam irgi nesinori nutrenkti per daug. Na, bet pavyksta apsilenkti, viskas gerai, galim paspausti. Mintyse dainuoju Shakirą, kažkodėl taip galvoju kartais linksmiau, atsipalaiduoju tada, negalvoju apie patį važiavimą, nes svarbiausia yra atsipalaiduoti. Čia atrodo, kad į posūkį gerai važiavau, bet tikrai taip nesijaučiau gerai. Nežinau, čia tas pats sumaišė, kaip kas važiuoja. Čia įdomesnis užkilimas, galvodavau, kad kažkas prieky gali sustoti užklimti. Pats susimėtų, neatleidžiam gaziuko ir važiuojam toliau. Ir čia mačiau, kad neišsauks ir galvojau, ką daryti. Ar griūt, ar ką. Nusprendžiau važiuoti tiesiai per padangas, labai įsitempiau rankas ir viskas ir sėkmingai prašokau. Kai taip žiūri, atrodo visai čia paprasta, bet ten buvo didelės fūros padangos. Bet bendrai savijautai tai negerai čia. Labai įsitempęs, rankas dar labiau įsitempė, išvargino. Nežinau, stengiasi vytis ir važiuoti gerai, bet visai kažkaip išsiblaškęs, negalvoju apie bėgius. Net to bėgiai važiuoju. Na ką, bet Dovydas prieky važiuoja. Kažkaip jį reikia aplenkti. Visi, kaip visada, važiuoja, atrodo, geriausia linija. Ir kažką naujo bandai sugalvoti. Kažkur įgauti pranašumą. Čia šitą tiesioji gan gera. Tik tais nežinau, kada reikia pradėti stabdyti, bet visai čia puikiai gavosi. Užgesau. Nėra, kad puikiai gavosi. Biškai apsilenkiau Dovydą, bet klaidelė ir viskas. Čia jau artėjam prie tokios purvod vietos. Čia stengiasi žiūrėti žemę. Ar šiaip, kad jau matai, kad nevažiuotų už motociklo arba šoninį nebūt, kad netaškytų tavęs. Čia kaip pirmas ratas irgi daug jėgų per šokį šitą. Ir jau po truputį baiginėjasi pirmas ratas. Šį kartą trasa daug ilgesnė, 6,5 km. Tai tie raideriai prasiskirstė. Nereikia važiuoti atskirai, tas placas net nelabai maišosi. Tikrai labai daug erdvės visiems. Čia irgi gan ilga tiesioji, važiuoju trečių bėgių, kai reikėtų jungti ketvirtą, nes kai važiuoju aukštesnių bėgių, tai mažiau reikia tas motociklas, bet greičiau važiuoji ir tą pačiam drąsiau yra. Ir štai bėginėjasi pirmas ratas. O batonas kažkam. Pasigauna žvyrą.
kamerą pavalyti dėl jūsų reikia. Bet ir akinius atneša, bet šiaip akinius atnešė jau pirmam rate. Šiandien visą ratą šiaip šudinanais akiniais važiavau. Vaizdas buvo užpurvintas. Baigėm pirmą ratą, pirmas ratas buvo mano pats lėčiausias, turbūt visų buvo lėčiausias dėl kalno. Na, greičiau tik suvažiavo nebent tie, kas pirmiau užvažiavo į kalną. Kiek pamenu iš interviu, Marius Adomaitis nutrenkė ratinį ir prasidėjo ta visa sumaištis. Nepasidalinam keliu. Na, bet dabar antras ratas, jėgų dar yra, reikia spaust, reikia atsilošt, prarastą laiką, iškovoti aukštesnis pozicijas. Tai pamatysim vėl Raimundo sėdynę. Kažkur galės, dulkėse gal pamatėt. Tai vėl artėjom prie purvo vietos. Visi labai pristabdo, nenori susitaškyti, kažkaip saugojas. Bet nėra ką čia saugotis. Suku po dešiniau, bet purvas sunkiai kildo. Kęstutis šone važiuoja. Kęstutis mėgsta atsisėdęs važiuoti. Tai vis laikys. Nu, dažnai atsisėdęs važiuoja, kur aš stoviu, jisai sėdi. Tinginukas truputį toks. Bet jis važiuoja mėgėjų klasiai. Praeitais metais važiavo C klasiai. Man atrodo, bendro įskaitai buvo 2 ar 3. Tai va, ramiai stengiasi išlaukti. Nėra čia ko varžyti su Kęstučiu, bet šonė su oranžiniu KTM važiuoja Mindaugas Pažėlė, 210 numeris. Starte jis įsigrūdo į mano vietą. Aš buvau biškį plačiau pasilikęs tą motociklą, kad startuot geriau būtų. Ir vis taip įlindo, nes jau reikės sakyti arba 2, 3 eilę. Tai biškį piktas ant jo buvau, bet galiausiai įsitilpom, viskas tvarkoj. Galvau, važiuos prasčiau ir čia lenda, bet visai neblogai važiuoja. Matom, kaip Kęstutis kovoja, bando prasilenkt kažkur tai, skuba. Ir dėja, nepavyksta Kęstučiui apsilenkti, tiesioji pavyko. Tuo pačiu aš įsispraudžiau už jo. Visai geras progas būna taip apsilenkti. Kęstutis kažkam mojuoja, iškėlęs ranką. Palaikymo komandai turbūt. Trasa šiaip akmenuota, tai sukant posūkį reikia atsargiai važiuoti, kad nepaslystum ant tų akmenų. Bet šiaip gruntas geras, kietas, sukibimas geras. Smagu ant tokio važiuoti, bet po visą žinomos smėlyną tai visai pamiršęs. Taigi palenkiu galvą, nevažiuoti ir belę ką padarau. Visas darbas man veltui nuėjo, apsilenkiau. Pasigavau mėšlą akis. Nežinau, kas čia buvo, taip supriviliojau. Pamatau, kad motociklas nukritęs šone, galvoju, tiek to važiuosiu. Viskas pasiteisina, šiaip taip užvažiavau, bet užgestų. O čia pamiršau stabdyti. Iš to visą išgąsčią. Tai vos nenuvažiavau tiesiai, biškit per daug greičio buvo. Bet greitai stojamės ir važiuojam. Aš visai pamiršau, kad čia taip leidžiasi. Greit pasileidau pilnumoj. Sakau, išsimušė iš vėžių ir pradėjau nebegalvoti. Belekas būna. Tai šiuo metu važiuoju ir galvoju, kokias prastas varžybas, man nereiks įsikaupt, negalvoti apie tai. Bet tai visai įtampa, čia va belekaip įvažinėja į posūkį, nebepagauna ritmą, apsilenkinėja kiti mane. Šitas kalniukas būtų geras, gali tiesiog šokti tiesiai į niekur. Bet smarkiai nešaudau. Vieną kartą pašokau nežinojęs,
tai taip biškį teptelėjau triusikus. Ramiai bandau atgauti savo tempą, įsivažiuoti. Turbūt galvojate kartais, ar man yra armpampas ar nėra armpampa. Tai yra ir čia jis buvo gan smarkus. Bet kas labiausiai nuo to man padeda, yra atsipaldavimas iš tikrųjų. Turėjau atsipaldavęs laikytą vairą, neįsitvert per smarkiai. Ir toks gaunasi balansas. Bėgiojimas padeda nuo armpampo. Bėgioji gali ilgiau išlaikyti savo enduransą. Ir nežinau. Atrodo, kol nepradėjau bėgiot, tau buvo sunku važiuoti. Vis laiktas armpampas greitai pasigaudavo. Ir praeitis metus, kaip atsimenu, tai varžybos vis laik būdavo, kad tirpsta rankos, visas užsipupavęs, bet tu laikais nieko negali padaryti, visas užtirpęs važiuoji. O šiemet jau geriau. Kai sandboxe ir Klaipėdoje važiavau, tai iš vis atsipaldavę. O čia įsitempiau, bet psichologiškai. Bet po to pavyko atsipalduoti. Čia gan sunkiai kovoju, nes aukštesnių vietų, atsitrenkiu į ėdą ratą, nepraleidžia jis mane. Profai čia imdavo vis laik plačiau, remdavosi į bortą. Aš tuo metu dar nepagalvojau, žiūrėjau dar kaip kiti važiuoja. Ir dar bortas nebuvo toks susiformavęs. Na, bet tikiuosi su patirtim ateis matymas linijai geresnių. Ir kaip ką reikia daryti. Vėl nepasirinku trinkimo bėgį. Išvažiuoju iš trasikės. Artas mane apsilenkė. Apsilenkė ir uraganus. Uraganui sunkiai sekėsi į kalną važiuoti. Visi kyla į kalną, jis mačiau užstrigo kalną vidury ir bandė išsikrapštyti, o ten netikėtai atidarė šoninę vietą, kur vis kitiem nereikėjo kilti į kalną ir jis prarado pranašumą, kad buvo aukščiau. Aš tai apsilenkiau ir ėdą, biškis įsitrenkė alkūnę, bet viskas sėkmingai. Nors uraganui labai nepasisekė su to kalnu ir pirmam rate labai daug prarado laiką, jis po to atsigreidė ir pakilo į 6. vietą mėgėjų klasėje. Tai visada nereikia neprarasti vilties ir jeigu nepasiseka, tu gali dar kovoti. Na ką, pabiškai galime tik į rezultatą. Tai šiandien absoliučioje įskaitoje nugalėjo Domantas Jazdauskas, 2. vieta Marius Adomaitis, 3. vieta Nerimantas Jucius, 4. vieta Džiugas Kazikevičius, 5. Eimantas Čepulis, 6. Šarūnas Matutis, 7. Liutauras Maciulevičius, 8. Tadas Maračinskas, 9. Justinas Viškevičius, o 10. Karlis Varnauskas. Tai top 10 šiandienos raideriai. Ir pagaliau Domantui pavyko aplenkti Marių ir iškovojo 1. vietą. Marius nuo Domanto atsiliko 45 sekundėmis. Kaip ir daug, kaip ir nedaug. Marius sakė, kad nepavyko jam šiandien įvažiuoti į savo ritmą dėl padarytos klaidos pradžiai, bet po to jis įvažiavo ir pagavo tempą. Turbūt, sako, psichologiškai buvo sunku pradžiai. Na, o psichologija tikrai daug duoda. Gaila, Nerimantas Jucius dar nėra savo formui, dar kaip jis pats sako, neįsivažiuoja po Dakarą, bet jau kaip pabiški reikės daugiau sportuoti. Na, įdomu, kaip bus gale sezono. Dar Nerimantas iškovos 1. vietą kai kuriuose varžybose. Ir tikėkime, Marius dar kartą suvažiuot su mumis. Tai tikrai lauks įdomios kovos. Nors ir Marius nebuvo greičiausias, bet jis padarė greičiausią ratą. 1 sekundę tik atsiliko Nerimantas Jucius, bet Nerimantas lenkė ir Domantą Jazdauską savo greičiausiu ratu 8 sekundėmis. Tai potencialo aplenkti Domantą Nerimantas tikrai turi. Na, tik reikia, kad sukristų kortos ir viskas bus gerai. Čia enduro, čia niekad nežinai, kaip bus. Nepataiko užsukti posūkio. Kaip ir minėjau, neįsivažiuoja į savo ritmą. Čia visai nespaudžiu kažkaip.
Nors šią vietą reikia kur atsukti turėtum. Baigėsi ir antras ratas. Šį kartą nieks netaškas mėšto į akis. Ir lieka dar 37 minutės iki lenktynių pabaigos. Iškėliau ranką, nes galvoju, kad dėl ko Miroslavas Karpovičius stovi. Jis praeitais metais važiavo C klasėje, geras vietas paimdavo top. O šiemet perėjo į mėgėjus, kažkaip nesiseka jam važiuoti. Na ką, bet tikėkimės bus geriau. Kitas varžybos. Toliau tęsime rezultatus pagal klases. C pradedančiųjų klasėje nugalėtojas Mindaugas Ašakėnas, antras Deividas Valavičius ir trečias Paulius Bagdonas. Pagaliau P ir mano draugam, Deividas antras, Paulius trečias. Po to pamatysit, kaip mes kartu važiavom nemažai, tempai panašus, biškai pakovojom net su Bagdonu, pasidaužėm alkūnėm. Tai kitiemet, kai jie pereis į C klasę pažengusiųjų, tikriausiai ir aš ten būsiu, tai pasikaposim. Nežinau, norėčiau eiti į mėgėjų klasę, bet dar C klasėje nepaėmiau to vietų, tai nėra gal kokias sparnų, reikia gal pasilikti, nežinau, dar bus matyti. Na, rezultatas dar laikų, tai Mindaugas Ašakėnas įsiplėšęs 1 minutė, lenkė Deividą, gan nemažas laikas, o Paulius nuo Deivido atsilieka 18 sekundžių. Na, yra potencialo Paulio aplink Deividą. Štai mano gal kokią 4 klaidą. Vėl krenta pozicijomis. Ir dabar kamera nusimušė į žemę. O ten priekį važiuoja, man atrodo, Paulius Bagdonas. Tai va, jam pavyko mane prisivyti ir va, gavosi, kad panašus tempai ir sunku man buvo jį aplenkti. Na ir labai gaila, dar teks praskipint kažkiek. Už tai čia lenkia mane 85 klasės nugalėtojas Maksimilianas Leopoldas. Šiaip jo laikas labai geras, rato 9 minutės 15 sekundžių, tai lenkia visas C klasės. Antras 85 klasėje Ernestas Piepis, o trečias iš mano komandos SMR Daudas Krockas. Na, šį kartą jam geriau sekėsi važiuoti negu Klaipėdai, patiko, tai džiaugiamės Daudą rezultatą, šaunuolis. Bet čia buvo tas žiaurus kalnas ir dar vėl tas nusileidimas, kur praeitą kartą nukritau. Vėl irgi važiuoju čia kairę pusę, kad gaunasi daug toliau, nesąmoningai. Čia niekad nesirinkdavau, įsitempęs vėl nuvažiavau. Bet nieko, judam toliau, žiūrėsim, kaip toliau seksis važiuoti. Šį kartą buvo ir šiam penktukai, junior klasė, tai vienintelis dalyvis Ignas Simniška, tai iš mano SMR irgi komandos, tai šaunuolis pabaigė varžybas ir sakė, kad patiko labiau negu motocrossą. Tai smagu girdėti. Trečiam rate jau lenkia mane ir profesionalai, kartais gali atskirti, kad jie atvažiuoja iš stabdžių, cypė. Džiaugas aplenkė mane, stabdžiai sucipė. Aš galvoju, ką jie tokį naudoja, dėl ko taip cypė stabdžiai. Vadėlės geresnės. Pagaliau atsakau kamerą, bet man atrodo, jie tiesiog nusiorina vis laik stabdžius. Ir pas mus labai gerai veikia jie. Vėl per aukštą bėgių įvažiuoju į posūkį. Kodėl negalvoju, atrodo. Na, bet pradėjau spausti. Priekį Bagdonas važiuoja. Šiandien puikiai Paulius važiuoja. Prisivėjo Modestą Siliūną, Dakaro dalyvį. Bando aplenkti, bet nepasiduoda Modestas. Taip lengvai nepaleis. Bet pavyksta Pauliui apsilenkti. Ką dabar man reikia? Apsilenkti kažkaip gerai pavyksta įsimušti į bangą. Tiksliau ne į bangą, į bordą. Ir Modestai ateik čia. Ačiū fanam. Girdisi.
važiuoju ir galvoju, nėra vietos man dabar kur apsirengti, kai kur įgauti pranašumą. Bet pagalvojau nuo kalno, jis tikrai pastabdys per anksti. Aš vėliau galiu pastabdyti ir pasteisinu. Paulius lėtėjo šitą mešlynę, aš ataikau didelį vėžę, pats padariau klaidelę, sustoju. Bet greitai užsivedu, viskas gerai, Modestas neaplinkė manęs. Ir ką, lipam į kalną, tą baisą į kalną, kur šnekėjo visi. Ir ką, tas kalnas visai net nebaisus. Vėl durnai renkuosi kairę pusę, reikėtų rinktis dešinę. Šį kartą jau daug labiau prisistabdau, netgi per daug. E 50+ klasėje nugalėtojas turbūt nieko nestebino Danielius Žostautas, antras Kęstutis Burčinas, o trečias Edis Pangonis. Danielis sugebėjo įvažiuoti 7 ratus, kai visi C klasių nugalėtojai važiavo tik tai 6. Kietas Danielis. Ir štai čia Paulius Bagdonas stringa, kažkoks C-šnikas pastrigo čia, ir greitai įsikapanoja ir man puikiai proga apsilenkti. Nu, čia to ir įdomu. Enduro, viskas gali nutikti. Niekad nežinai. Šiaip įdomus dalykas, kai trasoje yra asfaltą. Aš mačiau, kurioje vietoje jis yra ir čia užgaudau ir duodu gazo. Nežinau, kad gripo bus. Tai visai čia smagi tokia vietikė. Biški padangos gaila. Nauja padanga. Dunlopio Mix 3-4. Jinai tokia kitokia, bet čia man patiko. Gerai pasakėjimas į gripas geras. Rekomenduoju. Vėl Maksimilianas mane lenkia. Gerai važiuoju, bet ten nepraleidžiu aš. Bet pats kad tai man arčiau važiuoti iš tikrųjų. O čia jau beveik remiuosi į bortą. Bet jau gana aukštam apsukom važiuoja. Štai, šaunuolis Maksimilianas apsilenkė ir nurūksta. Aš jam ne konkurentas. Čia man labai patiko, kaip Justinas Juškevičius aplenkė mane ir įsinešė į posakį. Supratau, kaip gerai jie važiuoja. Nereikia kaporto, jie tiesiog įėjo ir užsigaudė, kur kam ją reikia. Ir tiesiog nuskrydo. Kas labai svarbu šiuose varžybose, tai įsiminti trasą. Aš ją įsimenu beveik po pirmo rato ir jau žinau, kurio posakis į kurią pusę bus. Tai vis laik stengiasi važiuoti iš didelį į mažą, o po to gale varžybų susiformuoja ir tie bordai. Ir matai, kaip profesionalai važiuoja ir gaunasi tokia, kad viena linija. Viena gera linija yra. Toliau E40+ klasė, kam virš 40. Nugalėtojas Leonas Kozlovskis, antras Audrius Norkus, o trečias Deividas Baranauskas. Leonas iš tikrųjų parodė labai gerą laiką, labai gerai suvažiavo, aplenkė ir mėgėjų klasę, greičiausias rato laikas ir minutę lenkė nugalėtoją mėgėjų klasę. Na, tikrai stiprus važiuoti ir čia susirinkė. Apsilenkus Bagdoną ir matau, kad priekyje nieko nėra, tai truputį atsipalaidavau. Nesusikaupiau, padariau klaidelę, užgesau. Ir kažkaip nespaudžiu. Ir iš nieko Bagdonas prašau, tai pralėks. Spaus. Nu tikrai šaunuolis. Na ir ką, trūktų už vadžių vėl iš pradžių. 4 ratas užbaigtas ir įvažiuosim tuo į 5 ratą. Tai 5 ratas bus mano greičiausias ratas. Kad ten mėgėjai sunkiai sekasi aplenkti Paulių, bet nu, moka važiuoti kažką. Drebia man žvyra Paulius. Noriu, kad nematyčiau. Galvojau, čia jis nespaus, bet spaudė šitą vietą.
Nes čia tikrai galim paspausti, čia vienintelė dabė yra, bet nieko blogo ta dabė. Biškai dar vėlai pastabdė, bet kaip ir gerai pravažiavo, nėra prie ko prikipti. Tuoj pamatysim vėl dindą sėdinę. Tai pagalvokit, vis tiek laiką dar važiavo be sėdinės. Ir pirmas. E14 klasė jaunimas iki 250 kubų. Nugalėtojas Domas Petrauskas, antras Dovydas Aistis Šikšnys, o trečias Rojus Zaborskis. Visi labai stiprus važiuotojai. Motokrose Dovydas ir Rojus žiauriai skraido, bet Domas šiek kart buvo pats kiečiausias. Nežinau, jam nepasisekė startas ir startą išvažiavo paskutinis. Ir apsilenkė visus priešininkus ir finišavo pirmas. Tikėkimės, iš Domo išaugs geras lenktynininkas, iš visų šitų jaunuolių turėtų visi geri lenktynininkai išaugti. Nedaro Paulius didelių klaidų, aš irgi neįgaunu kažkur pranašumo. Tai taip ir važiuojam. E1 klasė, suaugusių klasė iki 250, dvitakčiai arba keturtakčiai. Nugalėtojas Džiugas Kazakevičius, antroji vieta Eimantas Čepulis, trečioji vieta Justinas Juškevičius. Pagaliau Džiugui pavyko įveikti Eimantą, namų trasą geriausiai pasisekė, o prieš tai nugalėtojas vis laik buvo Eimantas. Stiprus važiuotojai, visi šie lenktynininkai buvo top 10 absoliučioje įskaitai. Toliau enduro klasė, motociklai su lempomis ir road legal padangomis. Nugalėtojas Domantas Jazdauskas, antras Nerimantas Jučius, o trečias Karolis Varnauskas. Tai šiandien absoliučiai laimėjo Domantas Jazdauskas, Nerimantą aplenkė vienu ratu, o Nerimantas Karolį aplenkė vienu ratu. Tai gan didelis skirtumai šitoj klasėje, bet įdomiausia kova yra tarp Domanto Jazdausko ir Nerimanto. Tai Domo ir Nerimantas aplenks, dar laukia mūsų 3 etapai, viską gali būti, tikėkimės Nerimantas pasistengs. O toliau Open klasė, motociklai be ribojų, tai čia visi važiuoja, kurie yra geriausi. Kaip geriausi, nežinau, Open klasė, visi kas su beleko, kas nori varžytis. Bet šitą klasę gan stipri. Taigi, Open klasės nugalėtojas Marius Adomaitis, antras Šarūnas Matutis, o trečias Liutauras Maciulevičius. Marius stipriai važiavo, varžėsi dėl pirmos vietos absoliučiai, Šarūną aplenkė netgi 2 ratais. Liutauras nuo Šarūno atsiliko 2 minutėm, bet Liutaurui įkandin vyko Tadas Maračinskas. Jis atsiliko tik 15 sekundžių nuo Liutauro. Tai trečia vieta reikėjo pakovoti dėl tos trečios vietos. Taigi gan stabili ši klasė, per 3 varžybas visi užėmė beveik tas pačias vietas, tik Liutaurui nepasisekė kairių poligonė, DNF-as neužbaigė. Tai va, kol kas panašiai visi važiuojam po automoto parko, apžvelgsim kas kur kokioj pozicijoje stovi. Nes tada vasarą bus gan ilgas tarpas, kai nebus jokių varžybų, rudenį lauks dar 2 etapai. Tai vienas bus Kupišky, o kitas nežinau kur. Labiausiai norėčiau, kad vyktų Crazy Fermai. Ten atrodo labai gerą trasą galim padaryti ir anksčiau ten vykdavo cross country. Tai tikiuosi, čia aš pats galvoju, gal bus kas nors, gal nebus. Tai bandau Bagdoną kažkaip apsilenkti. Ir neužtaikau progos. Neinu. Čia jau atrodo buvo gera proga, bet bėgis per žemas. Na štai apsilenkė ir Liutauras Maciulevičius. Bagdonas toliau nuskaudžia. Gražiai važiuoja Liutauras,
įsimuša į kampuką ir nueina dugnais. Matau, Paulius trypčia, artėja. Nu, davai. Nors ir mūsų skirtingos klasės, bet reikia apsilenkti įdomu. Na ir pabiškai baiginėjom klases, tai lieka dar mėgėjų klasė. Nugalėtojas Karlis Karka, antras Edgaras Jucius, o trečias Martinas Čemerys. Ir ką, Karlis Karka pirmam rate nestrigo ant kalno, prasivažiavo viską ir gerai vieta. Man labiausiai patiko Karlio pasisakymas. Prieš savaitę buvo varžybos, bet važiuoju iš mėgėjų klasėje, tai ruošiuosi kaip mėgėjas. Visą savaitę nieko nedariau, nieko nevažiavau. Tai atvažiavo į varžybas ir va, pirmą vietą. Na, bet jis gerai važiuoja. Ir treniruojasi prieš tai irgi tikrai daug. Nėra ką norėti. Edgaras Jucius irgi gerai važiuoja. Tik man atrodo, kad pirmam rate jis strigo kalne ar kažkas tokio, nes prastas laikas pirmo. Po to matau, kad prisivijo ir bandė kovoti, bet prisivyti smarkiai nepavyko. Karlius atsiplėšė 2 minutėm 23 sekundėm, tai gan nemažai. Tai šios klasės lyderiai nesikeičia, visą laik būna tie 3 žmonės, Karlis Karka, Edgaras Jucius ir Martinas Čemerys. Na, tai gaila Uraganui nesiseka šiais metais važiuoti, bet dar ne pabaiga. Na, Pauliau, ką darom? Daužėm alkūnėm, neina niekaip atsilenkti. Va, turbūt jį išmušė kitas raideris ir gaunu progą apsilenkti. Pagaliau galiu įsivažiuoti į savo tempą. Nuplema tie profai, suka rankiną gerai. Girdis. Aš atleidžiu duodu. O jie vis laiko. Na taip. Ir važiuoja gerai. Reikia ir man laikyti, norėčiau laikyti. Dar nesugebu. Šį kartą čia jau geriau. Aukštesnį bėgį važiuoju. Ir tikiuosi šį kartą gerai šūksiu posūkį. Kažkaip šitas sunkiai man sekėsi. Gerai išsuku. Pavyks atsipalduoti, iš tikrųjų atgaunu jėgas, jau pradeda jaustis gerai. Galiu atsukti rankiną, jaučiuosi nepavargęs. Pasilsėjau kažkaip tai. Ir yra jėgų, kas yra svarbiausia. Užbaigėm ir 5 ratą. Matau, kad lieka 7 minutės. Suprantu, kad čia jau paskutinis ratas. Na ir paskutiniam rate reikia duoti viską, ką galiu. Kelintas važiuoju, neįsivaizduoju. Bet žinau, kad reikia spausti. Vis laik reikia spausti. Reikia nepasiduoti. Sėdynė mėtas. Prisiveju ir savo komandžioką Martiną Jakubelską iš SMR komandos. Jisai savo malonumui važiuoja, sustoja, pasižiūri, kaip čia kas važiuoja, dėl pozicijos nesvarbu. Nežinau, kodėl čia taip visi sustoja. Iš oro tokia pasidarė. Stringa žmonės. Vaikis man į veidą taško purvą. Bet aš labai džiaugiuosi, kad aš čia turiu jėgų, nes atsigavęs priekį nieko nematau. Kai aš priekį nieko nematau, galiu savo tempą įsivažiuoti. Puikiai pavyksta apsilenkti, nestringo, neėmiau išorės šitą posūkį, kaip vis laik imdavau. Na ir po biškį artėja tas kalnas. Legendinis kalnas.
truputį gaila, kad tik paskutiniam rate pagavau savo tempą, paskutinius 2 ratuose. Bet iš tikrųjų patiko varžybos. Negalvojau daug apie tos važiavimus, nieko nebuvo, kad įsitempęs ir galvoju, pirmas ratas gerai, antras gerai, tiesiog važiavau kaip galima geriausiai. Ir stengiausi susikaupti, nes tikrai pradžiai buvau išsiblaškęs, neginėjau tų bėgių normaliai, po to susikaupiau, galvok, ištuštinau galvą ir važiavus. Iš galo kažkoks openas ar kažkas spaudžia, šešėlis matėsi prieš tai, ir nėra čia vietos kaip apsilenkt manęs, tiesiog važiuoju, bet nuo kalno, man atrodo, jie apsilenks dabar. Bet čia irgi nepaleidžia. Prisivėjau Deividą Valavičių. Į seną gerą provežą įvažiuoju. Čia aš nežinau, kur bėgiai važiavau, gal antru šitą. Pagaliau renkuosi normalią trajektoriją dešiniu. Ten kairiau nėra kolys, daug ilgesnis kelias gaunasi. Domas Petrauskas iš manęs važiavo. Biškį stabdžiau aš jį, tikrai nemeluosiu, jis daug greičiau važiuoja, ratiniai, jie ir sako taip pat. Nu tai ką, buvo ratinių to trasas, tai va taip ir trūkdo tie ratiniai. Nėra vietų, kur apsilenkti ir tiesiog turi važiuoti už jų. Ir tavo laikas kenčia. Nu ką, Domas tikrai gerai važiuoja. Prisivėjau 323 numerį Artą, Artūras Akavitas. Jau tiksliai žinau, kad jis važiuoja mano klasėje ir nėra ratinis. Atsimenu Kalvariją, kaip panašiai važiavom. Tai va turbūt jam jau baiginėjasi jėgas, tempas nukritęs. O man kažkaip atsiradė tų jėgų, čia netgi pašoksiu, kur prieš tai nešokdavau. Deivis stipriai irgi neatleidžia, žiūri, kas vejasi, kas nesiveja. Tikrai kovoja Deivis su visais šaunuoliais. Čia Ringvaudis važiuoja. Ringvaud irgi atrodo, kad jėgas pasibaigė, ramiai važiuoja, šiaip jis gerai važiuoja. Man motyvacija, kai matau draugą priekį, reikia apsilenkti. Po to sakys, nu ką, kliauga aplenkiu tave ir važiuoja tik čia metus. Nu. Tai va, šiandien užbaigiau 5. pažengusiųjų klasėje. Ant galo, va, matot, galite pažiūrėti man laikus. Kiekvieną ratą jie vis gerėjo ir paskutinius durtus labai panašiai suvažiavau, tai tikrai matosi, kur man atsigavo jėgos ir vėl įsivažiavau į savo ritmą. Kaip Deivis tikrai gerai varo, kovoja iki paskutinio, įdomu net pasižiūrėti jį. Ir šiandien paskutinė klasė C pažengusiųjų, kur aš važiuoju, nugalėtojas Raimondas Dinda, 2 Ugnius Baranauskas, o 3 Eimantas Budreckis. Taigi turbūt niekada nestebina, kad Dinda nugalėtojas, tik pabrėšiu, baigė jisai be sėdynės. Nuo pirmo rato, nuo beveik pirmų posūkių neteko sėdynės. Na ir kietas Dinda, bet šį kartą ir ant kulno lipo Ugnius Baranauskas. Atsiliko tik 36 sekundėm. Dindos ir Baranausko geriausi ratų laikai beveik tokie pat, tai galima sakyti, jie panašiai važiuoja. O Eimantas Budreckis atsiliko nuo Ugniaus 40 sekundžių. Tai irgi neblogas rezultatas. Aš nuo Dindos atsilikau 2 minutėm 37 sekundėm. Tai čia, tikrai didelis darbas. Mano konkurentas dabar yra Aleksas Ričiūga. Praeitais metais C pradedančiųjų klasės gal buvo 2, man rodo. Nu tai va, tarp mūsų tai čia vyksta kovos, nors trasai nepasimatom viens į kitų kol kas.
Iš tikrųjų nesiskundžiu savo rezultatų, kaip iš 43 dalyvių būti 5, manau visai gerai. Kaip vis laik norisi geriau. Jeigu ne pirmas, tai galėjai geriau. Nors iš tikrųjų ir kitas vietas lipo man ant kulnų, kaip matėt Artas, kurį apsilenkiau, jis finišavo už manęs po 9 sekundžių, po jo Žilvinas Uzėnas 6 sekundės skirtumas, už jo Darius Valančius 1 sekundės skirtumas, tai labai mažas ir konkurencija yra didelė. Tik įdomu, ta C klasė ir baigėsi mano kamera. Finiše esu. Startas gerai sekėsi, po to kalne visi grūstis buvo, visi buvo susigrūdę ten belė kokią maišalinį. Bandžiau prasibrauti, užvažiuoti naglai, bet neužtektinai greičiai pasėmiau iš vietos neramūnė, čia neišvažiuosi, viskas prasiseka. Tai tada nusileidau, atidarė naują liniją, tada prasivažiavau, vijausi Dindą, mačiau jau jį ir po to padariau porą batonų. Ir nebepavyko pasivyti, tai baigiau 5. Pasirodo visai gera pozicija, galvojau bus blogiau. Vis važiavau, už Bagdoną ilgai važiavau, negalėjau ją aplenkti. Visai gerų tempų važiuoju, bet neužtaikiau progos. Tada buvo akmenukas įstrigęs į pakojį, bet po to iškrito, galvojau neiškris, bet po to viskas buvo gerai. Biškį pasiegau ir purvą pradžiai ir viską, bet šiaip smagias lenktynės. Biškį pykstu ant savęs, buvo sunku važiuoti, nes antram rate užspaudė rankas jau ir negalėjau atsipalduoti. Gal tik 5 ar 4 rate pavyko atsipalduoti ir paėmiau savo tempą. Tai va, karštas toks interviu, visai smagus, užskaitau. Na vaikinai, kaip sekėsi? Labai smagu buvo. Kažkur tai purvo trasoje radom. Nesėki. Labai smagi trasytė, smagus kalniukas. Gerai, kad to kalno nenuėmė. Pradžioje buvo baisu, paskui labai gerai, kad nenuėmė. Tai startas neblogas. Atvažiavom į kitą kalną, Mėsmalė, kamščiai. Atidarė šoną. Kas čia daryt, Mėsmalį, jis atidarė šoną. Per šoną pravažiavam. O tada ką, važiavam, pradėjo ranką pumpuoti. Kokių minučių su užtirpusią ranką buvo. Paskui labai durnai pargriuvau ant asfaltą, paspaudžiau priekinį stabdį. Biškį, čiukšt ant šoną. Neskaudėjo? Neskaudėjo, pargriuvau tik tais šiaip. Išsimušiau, tada vairas pasilenkė, startą mygtukas užsilenkė, tada sunku buvo užsikurt, kai užgesdavau. Žodžiu. Bet šiaip labai smagu. 27? Iš kiek čia? Iš kiek? Negali būti C1 ir C pradeda. Ai, tai čia abi gal C. 3-8, jo, ir 30 ceškinį, man atrodo. Tai neblogai. Negalvoju apie rezultatą, galvoju kaip teisingai važiuoti. Bet trukdė ranką visą laiką. Rankas pumpavas. Jo, dabar dar skauda. Man irgi užsipumpavė. Jo, bet šiaip smagu labai. Aš turiu savo. Kaip sekės, ne klausimas? Jo. Labai gerai. Ne, šiaip smagiai viskas buvo. Smagu. Į galą tik tais kažkaip tempą, turbūt reiks pasižiūrėti geriausias ratas, gal buvo paskutinis, jeigu taip net neklystu. Kažkaip tempą pagavau pradžioje, tai tokių visokių nesąmonių buvo, bet smagu. Daug smulkių klaidelių, kur paskui gal išlindo ir didesnės. Aišku, daug buvo tokių, kur ne nuo tavęs priklauso. Į kalnus smėlio važiuoja, tavo trajektorija nukrito ir prieš tave pizdėts ir tada stoji tu ir negali nieko padaryti. Bet, yra kaip yra čia varžybos, Svarbiausia nuotaika gera, o jinai tikrai gera. Tai va, liuks. Visiems rekomenduoju, kas dar nevažiavo, tikrai. Aivarai, tu ką galvoji? Galvoju, kad fainai. Gerai, faina buvo trasa, prasivažiavo, nežinau kaip baigiau, rezultato nesiekiau šį kartą. Aplinkai Karlį ir nežiūrėjai? Nežinau, bet kažką sakė, lygtais aš 25, aš 27, tai gal ir aplinkiau, nežinau. Šiaip ne rezultatui, važiavau malonumui, tikrai buvo smagu. Buvo pirmam rate, galvojau, kaip tą kalną įveiksiu, bet paskui kažkaip prasišoko ir tada viskas labai lengvai. O
labai daug krito prie manęs ir mane pasitempė kartu. Tai kaip man, kaip visą laiką. Aš kaip magnetas traukiu. Kažkaip reikia tą magnetą permest kažkam kitam. Bet čia viskas gerai, super. Na, Deividai Valavičiau. Išveido, matau. Smėlę privalgiai. Labai daug. Nežinau kelintas, nežinau kokia pozicija. Ką tik atvažiavau, dar papildomai 2 minučių pravažiavau. Papildomai 2 ratus važiavai. Aš pas tave pasiekiau ratą, paskutinį martę sėdėjau tavo ant galo. Ir žiūriu, dar šovį ratą, norėjau dar aplenkti dėl sportinio intereso, bet nugrivau ir baigė. O žiūrėjai rezultatus? Man sakė, kad aš 5, tavo dar nežiūrėjau, galim pažiūrėti. Pavargau, bet nenukritau, bet mane nukritau vieną kartą, meluosiu. Nukritau vieną kartą, bet mane taip pradžioje aptaškė. Nu, kaip va, kaip matot. Dabar vandens atsigersiu. Ką, pažiūrėjome rezultatus, kažkas antras. Antra vieta. Pagaliau. Valavičius antras. Kaunas mane nugalėjo, galiu pasakyti. Norėčiau padėkoti savo treneriam, Mykolui Paulavičiui, savo tėvam, kad tikėjo manim, savo draugam. Ačiū jums ir susitiksim kitame etape. Na, Pauliau, kaip sekėsi? Nu, sekės taip, vidutiniškai pravažiavom. Šlaitą kilom, smagu buvo, pirmam rate visi užsispaudė ant to šlaito, tai visi pastovėjom, palaukėm, kol prakirs kažkas, prakirto trasą, išvažiavom, o šiaip tai nieko, viskas tvarkoj. Laukiam kitų etapų, kiekvienas etapas blogėja dabar pas mane, dabar pasiekiau duobę ir po to pradėsiu kilą, žinai. Tai va, buvo smagu. Nuo dugno reikia atsispirt. Reikia atsispirt. Žemai leidžiamės, aukštai kilom, žinai. Tai va, šiaip viskas tvarkoj. Smagu. Svarbu, sveiki, viską, nuotaikos geros. Kolektyvas visas važiavo, pilnas, tai irgi smagu. Tai va, tai tiek. Pauliau, trečia vieta. Nu ką, pasakojam. Biškį atpirkom klaidas, pasimokėm iš klaidų po sandbokso, tai va, daug treniravomės, dirbom, nors laiko nedaug buvo. Bet kieta trasa man patinka, smėlį, aš dar nelabai daug patirties turiu, tai kieta trasa greičio enduro motociklo šiandien buvo pasirinktas, tai kaip tik labiau patiko amortizacija, tai spaudėm gazą, va, bandėm vytis draugą, bet draugas šiandien buvo stipresnis, tai kovosim toliau su juo. Super. Ačiū Kliauga už gerą kovą, už draugiškus susilietimus trasoje. Buvo kontaktų. Kelis kartus buvom pasibučiavę. Nu, Raimondai, pirmas ir vėl. Kaip sekės? Nu, neblogai. Geras važiavimas, be sėdynės, sakyčiau, visai neblogas ir laikas. 9:37. Aišku, Eimantas Budreckis greitesnis buvo. Iš galo vijosi ugnius labai smarkiai. Kaip tik sakė, su juo kalbėjau, sakė, kad sako, Raimis pametė sėdynę, tai dabar jau tikrai aš jį aplenksiu. Nu, bet buvo kaip buvo, neaplenkė, aišku, tikrai pagarba didžiulė jam. Tai kelintam ratė sėdynę pametė? Tai startę pamečiau. Startę visą valandą be sėdynės. Jo, šiaip užpakalį pritryniau baisiai akumuliatorių, visus ten tos varžtus. Bet šiaip varžybos buvo labai geros, tikrai, organizatoriam 10 balų. Gerai, kad neleido treniruotis, pasiruošti visiems vienodos sąlygos, kas ir negalėjo, kas galėjo treniruotis, bet šiaip labai geros varžybos. Kaip kitie sezonai? Kaip motokrosas važiuosi? Jo, važiuosiu į čempionatą, dar vaikelio laukiamės, tai tik į čempionatą, į Taurę ir į Selienę važiuosiu, tik į cross country ir čempionatą, bet šiaip, ruošiuosi labai smarkiai. Aišku, tokia žiema buvo, sakykime, asfaltinė žiema, tai su ledo padangom buvo toksai pasiruošimas gan sudėtingas. Ruošiamės, reikia fizinio pasiruošimo daug, aš kadangi mėgstu ir parūkyti, ir atsigerti visokių ten gėrimų, tai man labai sudėtinga, tai reikia kovos, man su fiziniu pasiruošimu labiausiai, reikėtų bent dviratį paminti arba pasportuoti. Aš kai mėgėjęs tik tai sėdėti, tai man buvo labai labai sunku, bet po to, kai pradėjom ratinius lenkti, tai tenai tada jėgos atsigavo, nes baisu buvo prieš didžiulį kalną, buvo žiauriai baisu, todėl stengiausi kuo maksimaliau visus apsilenkti, kad galėčiau vienas užvažiuoti be jokių pašalinių. Tai... Ar kaip tau kalnas pradžiai užvažiavai ten ar ne? Neužvažiavau, aš kaip pirmas ir startavau, pirmas startą paėmiau, iš karto praktiškai iki to kalno dasivėjau vaikus ir seniorus. Tai kalne buvo didžiulis kamštis, didžiulis, mėgėjai visi suvirtę buvo, aš bandžiau kilt, nepakilau, nes kažkas užkišo, biškį prigriuvau, tada kažkas ant manęs užvažiavo, biškį pastaugiau ant jo, apsisukau, nusileidau, žiūriu teisėjas ir sakau, atidaryk tą, trauk tą trosą ir viskas. Ir jisai man
Jisai žiūri, žvengia, ko tu žvengi, trauk tą trosą, tiek netraukia, aš per tą trosą pralekiau ir visi iš paskos man tada. Ir viskas, ir gavosi taip, kad pirmam rate atidarė ten tą, sakykime, tokį chicken line'ą. Tai tu čia tas geradaris, kuris jam tiesiog, bet ir gerai. Jo, tiesiog, jeigu organizatoriai kažkas žiūrės pas tave šitą video, tai tiesiog kitam kartui tokiuose atvejuose, kur yra sudėtinga C klasės lenktynininkam, net ir tiem patiem mėgėjam. Tiesiog reikėjo padaryti pirmam rate arba atidaryti tiesiog, kad išsibarstytų visi, atidaryti trumpesnį kelią apvažiavimo tą kalną, arba padaryti chicken line'ą, kaip Kalvarijai padarytas chicken line'as. Čia būtų paprasčiausia ir geriausia. Aš suprantu, tenai kas openai važiuoja, bet didžioji dalis mėgėjų net neužvažiavo. Tai pradėkim nuo to, kad mes esam C klasė ir mums yra tikrai sudėtinga užvažiuoti, bet mėgėjam irgi ne ką lengviau buvo. Tai va. Super, smagu. Dėkui.